Sveiki, su jumis savaitės sumuštinis ir sumuštinių klubas. Mes šiandien taip ir nesusitarėm, kas buvo pirma, žuvis ar kiaušinis, todėl ir sumuštinių pavadinimo mes neturime. Bet jo ingredientai bus tokie: juoda duona, sviesto, tiksliau riebalų tepinys, aš tiesiog vadinu į sviestų, čia saulutė, bet na vis tiek, Žemaitijos pieno produktas geras, man jis labiausiai patinka. Taigi, sviestas, tepinys, kiaušiniai, šprotai ir aisbergo salota papuošimui bei traškumui. Taigi, tepame sviestą, be jo šprotai nėra tinkamos konsistencijos. Dvigubas neiginys. Taigi, šprotai nebus tokie skanūs, kokie galėtų būti. Tuomet dedame kiaušinį, papjaustytą. Kažkas turi įvairius tam technologijas to kiaušinių pjaustymą, aš tiesiog pjaustau peiliu. Senamariškai. Kiaušinis, toliau dėsiu šprotų. Nepagailėsime, pribarvinsime ant viso stalo. Šprotai sukryžiuoti ir beliko papuošti aisbergo salotą. Dėkite daug mažų gabaliukų, bus lengviau sukandžioti, sukramtyti ir bus daug prašyčiau. Aišku, pasislėps šprotai ir kiaušinio geltonumas, tačiau skanus. Bet tikrai, kas pirma? Žuvis ar kiaušinis?